Salmo. Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Mes sveikiname su jumis nuo Leitos ledo. Iš tikrųjų viena iš įdomesnių upių ir jie dažnai lanko meškeriotojai, bet tai dažniausiai jie daro ant vadinamojo pirmojo ledo. O mes šiandien kažkodėl tai gavome atlydį, nes pas mus pajūryje toks oras, kad Utenoje pavyzdžiui 12 minusų, o pas mus +1 arba 0. Ir nežinau, kaip seksis šiandien su ešeriais, nes atlydys ne pats geriausias metas gaudyti ešerius, bet idėja tokia. Leita, ledas, pakankamai storas ir ešeriai. Pažiūrėsim, kaip mums šiandien seksis. Einame gręžti ekečių. Užlipame ant Leitos ledo, tai yra mums meškeriotojams svarbiausiai, nes iš tikrųjų pajūryje tokie orai, kad nieko nesuprasi. Vieną dieną šąla, 5 šyla, vėl vieną dieną šąla, 5 šyla. Galvojame, kad vis dėlto šiemet pavyks susiropšti ant Kuršių marių, pagaudyti stintų ir vėgėlių. Galbūt tai bus vasario antroji pusė. Beje, tada ir geriausiai kimba ir stintos ir vėgėlės. O dabar ką? Ant Leitos gręšim, ieškosim ešerių. Kokie bus šiandien per atlydį, niekas nežino, bet bandyti reikia. Žuklės strategija ir taktika pradžioje. Šiaip dažniausiai aš prisigražiu daug ekečių. 7-8 eketės ir visas dėlioju šachmatų tvarka link kranto. Bet jau link vizualiai įsivaizduojama mano šlaitelių, keletą vagoj, keletą prie krantų, keletą toliau nuo krantų, kad, galėtume dirbti per visas eketės ir įsivaizduoti gilių perkritimus. Vis dėlto daugelis meškeriotojų žino, kad ten, kur gilių perkritimai, kur krenta nuo 1,5 metro į 2, į 2,5, kaip yra Leitoje į 3 metrus, ant tų vadinamų šlaitelių dažniausiai ir laikosi ešeriai. Šiandien mūsų laidos bičiulis Vladas paima blizgės į rankas. Jisai tikisi pagauti kažką įdomaus ir skirtingo, tai labiau, kad Leita pasižymė savo ešeriais, taip pat mielai kimbančiais ant blizgės. Kągi, vėlgi šiokia tokia alternatyva. Blizgė prie avižėlė. Iš manęs avižėlės tai jau tikrai niekas neatims. Greita, sportiška, jauku ir, žinoma, daug pačių vairiausių bandymų, strategijų ir taktikų. Blizgė, žinoma, irgi gali pagauti iš tikrųjų nerealių ir didelių laimikių, bet kiekvienas šoka kaip kas moka. Vladas šoka su blizge, aš šoku avižėlę. Aš terliotis mėgstu su uodaro trūklio lervomis, bandyti įvairiausias avižėles ir galvoti, kad natūralų masalą žuvis kimba ir valgo daug geriau. Bet tai tik tai asmeninė mano nuomonė. Na ir kaip šiandien supratote, mes žvejojame balalaikomis su prailgintu stripu, bent jau taip mėgstu aš, mažiau kuprintis, ir lapsaniniu sargeliu. Pragręžus keletą ekečių, randu tą, kurioje yra žuvies. Tiesa, ne pačios didžiausios. Ešeriukai sportininkams 50 gramų, 40, bet svarbiausiai, kad jie kimba. Vadinasi, šiandien diena nebus bevaisė. Kad ir nedidelė žuvis, kad ir tokios, bet svarbiausiai kibimas yra. Na, jeigu yra kibimas, jeigu kimba ir maži, turėtumėme rasti ir didelių. Vadinasi, atlydys Leitoje nieko tokio. Nieko nejaukiname, nieko nedarome, nes patys suprantate. Praėjusioje laidoje gaudėme kojas, šiandien vėlgi tikslas ešeriai. Nežinau kodėl, bet turiu tokią džiaugsmą, kad šiaip visą žiemą stengiuosi gaudyti tik tai ešerius, nes tai man kur kas įdomiau negu sėdėti ir žvejoti baltą žuvį. Tai labiau Leitos eketėse pasirodo vienas kitas ir stambesnis ešeriokas, nors aišku negaliūnas, bet žvejant 800 mm valu jau tokį traukti įdomu. Ir viskas tvarkoje, vadinasi, turime perspektyvų, kaip meškeriotojai sako, įsirauti ir ant didesnių ešerių būrio. Reikia dirbti, gręžti ir ieškoti. Pražygiavęs 10 skelių, Vladas ištraukė lygiai tokį patį ešerį, kurį jau aš pagavau 15 avižėlę.
kas pranašesnis dar neaišku. Pažiūrėsime dienos pabaigoje. Šiandien ešeriai mėgsta pakankamai aktyvų darbą ir šiaip iš principo turiu tokią nuomonę, kad ešerio aktyvus virpinimas iš tikrųjų yra puikiai panacėja ir kad ir kaip jis nenorėtų kibti, bet išdrebintas iki tol, kol nieko nebesupranta, kas vyksta apačioje, jis nenori apsižios avižą. O jeigu jis apsižios, mes jį pakirsime. O jeigu pakirsime, ištrauksime. O jeigu ištrauksime, parodysime jums. O jeigu parodysime jums, vadinasi, suprastė, kad ešerių pagauti žiemą galima bet kur. Tas tai visą laiką nors ištraukia, jeigu ne vėgelė, tai dar kokią nors pabaisę. O pabaisę, tai pamatysite, atrodo, ešerys kokių 3 kilogramų. Tai ne, štai žuvis, kuri kažkas tai gali drąsiai pavadinti lydeka. Iš tikrųjų kažkas panašaus į peraugusią stintą, kuri taip pat keliaus atgal, bet idėja tokia, kad leitoj galima pagauti ir lydekų. Tiesa, noriu priminti visiems meškeriotojams, kad nuo vasario 1 dienos lydekų nebegalima bus gaudyti visiškai. Dabar iki vasario 1 dar blizgutę galima, o po to visiškai nebe. Radome ekite pirduliukų, nedidelių ešerių, nėra patys didžiausi, nėra patys mažiausi, bet kaip ir varžybas, auksinė eketė, radai, pagavai. Kaip matėte, Vladas taip pat gaudo blizgutę, pagavo lydeką, pagavo ešerį, viskas tvarkoje. Vadinasi, šiandien žuvis juda. Idėja tokia, kad jeigu jau žvejojame stovinčiame vandenyje, vėlgi renkamės visai kitus žuklės įrankius, negu pasakojame prieš keletą laidų, kad didelės avižas, kad srovė. Šį kartą viskas labai plona. Iš tikrųjų atlydys tas metas, kai atrodo ešeriai neturėtų ypatingai kibti, nėra taip paprasta jos gaudyti. Dėl to reikia galvoti, ką pasirenkantį. Šiandien mes renkamės 800 mm pakankamai ploną valą, nedidelę avižėlę, visai kitokią negu žvejojame srovėje. Avižėlė, žinoma, volframinė, kuo mažesnė, bet kad greičiau skęstų, valas plonas, sinkingas, kaip visada, kurį mes naudojame, greitai skęstantį valą, kad maža avižėlė galėtumėm pasiekti pakankamai didelius gylius. Balalaika ir, kaip matėte, sargelis lapsaninis. Lapsaninis tai yra skirtas stovinčiam vandeniui, visai kita sistema negu sukti sargeliai, kuriais mes naudojamės. Ir pati meškerėlė daug subtiliau dirba. Kaip matėte, ir reikia pavalioti padugną, ir reikia pagalvoti, kaip pagauti, reikia pasirinkti avižų reikia turėti begalę. Pačių įvairiausių vis dėlto mes prioritetą atiduodame volframinėmis, salmo avižėlėmis, apie kurias tikrai nekartą kalbėjome, kad tai Normurdo Grabovskio 3-kart pasaulio čempiono, Piterio Lyderio kūriniai, kurie populiarūs Rusijoje, Ukrainoje, Kanadoje, Švedijoje, Suomijoje, žodžiu. Volframas ten, kur jisai dabar yra daromas, vienas turbūt geriausių, ką galima rasti pasaulyje. Ir mūsų mėgstamiausias, kaip visą laiką, ne apvalios, o įvairios, kampuotas, šlifuotas ir, kaip pastebėjau, leitoje dažniausiai mėgstamos ryškiai geltonos spalvos, auksos spalvos avižėlės. Kągi, tokia buvo pradžia, mažų prigaudėme, metas galvoti apie tai, kad reikia gręžti eketės, galbūt rinktis kitą vietą ir rasti vieną kitą didesnį ešerį. O pasakiau, už leitos posūkio radom begalę meškeriotojų, jie jau ten susėdę gaudo tuos pačius nedidelius ešerius, na ir lai gaudom. Tikrai neartėsime prie jų, bandysime rasti kažką tai savo. Nors palei eketės prispjaudytas saulėgrąžis įrodo, čia kažkas sėdėjo, kažką gaudė ir jam nekibo. Ne, iš tikrųjų, kaip galima gaudyti ešerius ir spjaudyti saulėgrąžis? Pasakykit man, bičiuliai. Todėl ta eketė tuščia, žygiuojame į kitą, kurioje nėra prispjaudyta saulėgrąžų ir kurią įsigrėžiam patys. Randam ir didesnius gylius, apie 4 metrus, upės vaga ir tikimės, kad galbūt čia. Viena kita žuvis susidomės mūsų avižėlė ir galbūt bus didesnė, nes mažas gaudyti iš tikrųjų nusibodo. Leita garsėja savo ešeriais, tiesa, jie čia įlenda žiemoti iš Nemuno, turi tiesioginį leitą susitikimą su Nemunu, šiandien lyja, viskas tvarkoje. Kas mane džiugina, tai Narfino kombinzonas, kuris šiandien, lyjant visai dienai, net neįmerkė nei gramo lietaus po striuke ir tai yra svarbiausia. Kągi, padirbėjo šiek tiek gyliuose, ešeriukai dar sustambėjo. Na, nepasakyčiau, kad sustambėjo ypatingai. Paaugo dar 50-40 gramų, bet jau tokius gaudyti dar įdomiau. Vadinasi, kol kas mūsų logika pasitvirtina.
kuo giliau į balą, kuo didesnis vanduo, tuo galima pagauti ir daugiau žuvų. Gera pradžia pusė darbo. Metas pagalvoti apie visai kitą žuklės būdą. Iš tikrųjų, ešerių radome, tai yra smagiausia. Bet vėlgi, kaip sakiau, mes konsultuojamės su latviais Normandu Grabovskiu, 2-kart pasaulio čempionu poledinės žuklės, ir Piteriu Lyderiu, 3-kart pasaulio žuklės čempionu. Ir bent jau ką jie pasakė, kad pabandykite žvejoti visiškai kitomis avižėlėmis ir visiškai be uodo truklio lervų, be masalo. Mes ir bandysime. Rusai ją vadina beznasadačnąją, tai yra be masalinė avižėlė. Pažiūrėsime, kaip jį veiks. Bandysime griauti visas teorijas. Visas apie tai, kad per atlydį ešeriai nekimba. Vėlgi žygiuojame toliau upę, ieškome posūkio, atskardžių ir perkritimų. Vietiniai meškeriotojai, kaip matote, duoda ešeriam į kaulus kaip reikiant. Ir ant ledo štai primėtyta pačių įvairiausių kalibrų ešerių, tai tik įrodymas, kad atlydžiui galgi net leitoje dar geriau žvejoti žuvį. Atsisveikiname su savo mėgstamomis avižėlėmis ir štai ta vadinamoji rusiška bemasalinė avižėlė, kuri yra labai populiari Rusijoje, apie kurią teko labai daug skaityti, versti straipsnius ir galų gale pirmą kartą paimti rankas. Ir ką jūs manote, bičiuliai? Ypatingai aktyvus virpinimas visai kitų sargelių, ne lapsaninių, kuris padeda išvirpinti visiškai nerealią amplitudę. Prasidėjo tokie cirkai, kad štai galite skaičiuoti, kiek dabar yra prie eketės žuvų ir kiek pamatysite tų žuvų bus lygiai po 20 minučių. Kvailių laivas kažkoksai, tai leidi, papurtai, sėdi. Leidi, papurtai, sėdi. Prieš tai gaudžiau toje pačioje eketėje su vadinamoja uodo truklio lerva, taip nebuvo. Vienas kitas ešeriokas. O štai būtent šis masalas pradėjo daryti tokius stebuklus, kad pats sėdžiu įsižiojęs. Tuo labiau, kad niekada nebandytas, tik girdėtas, skaitytas, matytas straipsnių, bet pati žuklės technika pasirodo, štai tokia avižėlė nėra sudėtinga. Ypatingai dažnas ir agresyvus avižėlės virpinimas, svarbiausia be pertraukų, kad ji nešokinėtų, negautų to pavandenių trūktelėjimo. Žinoma, tokiam virpinimui reikia būti jau pasiruošus ir šiek tiek pasitreniravus. Visa tai tik įgūdžiai, virpinant ir paprastą avižėlę su masalu, bet greitis nerealus ir kibimas iš tikrųjų baisus. Vladas pjovė visus reikalus, kurie buvo pavadinti blizgute, kadangi neturi avižėlės, bet tingi dėti uodo truklio lervą, tai bando gaudyti guminę uodo truklio lervą. Vėlgi pasikeitė sargelį, nusižiūrėjęs į mane ir štai, nėra toks pakankamai dažnas virpinimas, bet ešeriai svarbiausiai pradėjo kibti. O jie pradėjo kibti taip, kad mes sėdėme įsižioję ir dairomės aplinkui. Kas įvyko? Kodėl ten toli meškeriotojai negaudo, o pas mus štai tokios žuvis. Ešeriai didėja, storėja ir viskas tvarkoje. Va spėjame leisti ir vėl kibimas. Va spėjame leisti ir kibimas. Spėjame leisti ir kibimas. Dar kažkas sako, kad reikia važiuoti į Čiudo ežerą. Ten irgi panašus ešeriai, o kiek, patikėkit manim, štai visą tai atrodo pagauta per pusę valandos laiko. Taip, tik pusę valandos aktyvaus, gražaus darbo, visiškai spjaudant į valo storį, pasirinkant ne 1200 mm, ir prilupant štai tokį kalną ešerių per pusvalandį. Ką aš galiu pasakyti? Viskas gerai, tikrai, viskas gerai su leitos ešeriais. Štai ir sugriovėm visas mūsų teorijas, kad per atlydžius ešeriai nekimba, kad reikia juos gaudyti planais valais, kad viską reikia daryti atsargiai. O paprasčiausiai tai mums padėjo štai tokia avižėlė, visiškai be masalo, kurią šiemet tik tai testuojame iš tikrųjų pirmą kartą. Galvoju, tai bus toks įrankis, tokia bomba, kurią mes naudosime, nes ką darėme prieš tai ir ką darėme štai vienoje eketėje, man pačiam į galvą netelpa. Aišku, reikia grūst visus tas šešerius atgal, džiaugtis tokia gera diena, džiaugtis tuom, kad kažką tai atradome, dėl to, kad tam ir darome laidas, tam ir bandome įvairiausios žuklės būdus ir masalus, kad jūs galėtumėte orientuotis ir galbūt pabandyti tai, ką siūlome mes. Kągi, netrukus žuklės ekspertų nuomonė. Šiandien ešerių mums užteks.
Ekspertų patarimai ir šiandien vėl su mumis Viktoras Armolis. Kaip matote, mes turime įrankius skirtus gręžti ledui ir gręžtas gręžtui nelygu. Iš tikrųjų atrodo, bet jau anksčiau sovietiniais laikais mes buvome pripratę, kad pasimei tą vieną Leningradską vadinamą grąžtą ir daugiau nieko neturėjome. O šiandien parduotuvė iš tikrųjų grąžtų yra pačių įvairiausių, ledagrąžčių gal teisingiau vaidinti. Jų yra įvairiausių ir jie skirti įvairiausiam žūklės sąlygom. Ir daugiau Viktoras, nes, na, kam, koksai grąžtas, turbūt Viktorai, tu papasakosi aiškiau. Trumpai, žinoma, įmanoma, nors iš tiesų čia tema yra, galima kalbėti kelias valandas, bet faktas tas, jog iš tiesų tų vadinamųjų rusiškų ledgrąžčių yra praėjo. Nu, ne taip jie gręžia, netokie patogus naudoti, na ir pats vibruoja, kad ir svoriai. Ir žinoma svoris. Nu, tiesa, yra ten tokių vadinamųjų titaninių variantų, bet jie skiriasi tik tai svoriu, o techniniam savybėm, techniniam charakteristikom praktiškai nieko. Na ir populiariausi turbūt ir geriausi šiandien Europoje yra švediški grąžtai. Štai čia, kuriuos mes matome, Mora kompanijos, kuri yra viena iš tokių, na, plieną gaminančių kompanijų, o čia yra liktai toks gražus žestas žvejam, jog jie laisvalaikiu pagamina, sakykime, mums tikrai gražių ir kokybiškų grąžtų, kuriais mes galim naudotis. O svarbiausia, kad tų grąžtų asortimentas yra tikrai platus. Mes čia matom tik tai trejetą, jų yra daugiau modelių. Sakysim, visus vienoje laidoje turbūt ir neįmanoma būtų surinkti, aš taip įsivaizduoju. Jau čia pasistengėt surinkti. Ko gero pats funkcionaliausias ir visiems, tai yra taip, toksai greito gręžimo, greito reagavimo grąžtas. Taip, kurio gali vaikščiot, bėgiot, lengvutis, gręžia puikiai, kaip ir visi Mora grąžtai. Nu ir jis turbūt, jo konstrukcija yra pati paprasčiausia, peiliai yra pačios pirmosios kartos ir, nu, jau patikrinti kaip Mercedeso variklis, sakykim šitaip. Bet žinoma, žūklės sąlygos skiriasi, kada tik tai ledas pradeda storėti, mums reikia grąžtų, kurie galėtų pragręžti pusmetrį, gerą pusmetrį. Štai taip, ypatingai turbūt Aukštaitijoje, Zarasų pusėje ir Dzūkijoje, kur per žiemą ledai ežerų pasidaro tokio storio, kad ten vyrai pūkščiai atsisėdė, aš mačiau. Paprasta statistika. Vidutinis toksai ledas žvejų skaičiavimo Totoriško arba Galvės ežere, beveik kiekvieną sezoną 40 cm pasiekia, tai vidurkis, bet būna pusmetris. Ir štai šitas grąžtas yra idealiai pritaikytas tokiam dalykam. Žinoma, jisai sunkesnis, bet eiti žvejot karšių su juo, išsigręžti seriją ten kečių, kiek jų reikia, 10 kokį, tai visiškai užtenka. Labiau ant storo ledo niekas daug ir negrėžia. Niekas daug ir negrėžia. Bet matote, koks ilgas yra, jo kokia ilga štai šita dalis yra. Nu, realiai čia galima pragręžti maždaug 70 cm ledą, nu, jau pačiom sudėtingiausiam sąlygom ir iki metro, nes čia dar 30 iki tos rankenėlės. Ledo išmetimas, ledo tų vadinamų drožlių. Viskas, jis labai gerai suskaido, net netrupina jisai ledą, bet jį tai paverčia tokiom, nu, drožlėm. Netrupiniukais, o drožlėm. Nu, kas gręžia švediškais grąžtais, gali įsitikinti, jog daug lengviau išsemti iš eketės tas vadinamasis ledo duženas. Kai jau sėdim tikrai didelių karšių, pavasariop atlydžiai prasideda, o dabar atlydžių bus ir žiemą, reikalinga štai toks grąžtas, nu, su labai plačiu skersmeniu, kad galima būtų išsigręžti eketę, nu, pro kurią bent jau kilograminis karšis įtilptų visiškai lengvai. Pro 5 lekinį ir 2 įtilps, nu, be problemų. Sakykim, bet kada trauki plonyčių valų, kaip pats labai mėgsta ir visiškai neseniai matėm laidoje, kai buvo traukiama plonyčių valų vėgėlė, tai labai gerai, kai eketė yra plati ir galima joje manevruoti. Žodžiu, pasirinkimas yra toks, kad kiekvienom žūklės sąlygom galima pasirinkti grąžtą. Nu, karšiautojai turi galimybę turėti tokį, ešerių mėgėjai gali turėti tokį, beje, jis turbūt ir stintininkam tinka, kada nėra labai storas ledas. Nu, o šitas, kada storas jau ledas, reikalingas toksai grąžtas. Nu, kas nori paties universaliausia, perka su elektriniu arba benzininiu varikliu, trumpas reikalas ir skylė didelė. Ir važiuoja su sniego rogėmis žvejybos, benzininiu varikliu, pasistato palapinę. Ir tada nereikia į ten krantą ieškoti pastatų. Nu, palapinė, aišku, gerai, bet galima dar ir namelį tempti iš paskos. Štai tokios mūsų šiandien kalbos apie ledgrąžčius, dar gal primirsim Morą ir to labiau, kad, kaip matote, visi grąžtai antiek funkcionalus, kad padaryti taip, kad kiekvienas meškeriotojas gali pasirinkti pagal savo ūgį, pagal savo ilgį, dirba rankenos, jos ilgėja, trumpėja. Nu, su šituo gali gręžti net Arvydas Sabonis, nes čia galima iki tiek iškelti. Bet iš principo Mora, švediška kokybė, mums visiems meškeriotojams.
Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Įsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo. Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Lyg ir viskas, ką norėjome parodyti šioje mūsų laidoje, patys sugriovėme savo teorijas apie atlydžius, apie tai, kad ešeriai tada kimba prastai, kad reikia viską ploninti. Finalas buvo baisus, finalas buvo galingas, finalas buvo avižėlė, kurios visiškai nedėdamas masalas. Rusai ją vadina beznasadačnąją, mes galime pavadinti bemasalinę avižėlę, kurioje, kaip matėte, yra karoliukai, kurie šokinėja ir vilioja žuvį. Ir kas čia vyksta, viskas atrodo labai baisu. Konkursas. Pagavai paleisk, ką mes dabar darome, vietome ešerius atgal į eketės. O konkursas, noriu priminti, skirtas visiems tiem, kurie pagauna pakankamai didelę žuvis, jas paleidžia, fotografuoja ir siunčia mum. Sauliaus Jokožio spaustuvė kartu su mūsų laida išleis didelę gražią knygą, albumą, fotonuotraukų, kurioje jūs rasite patys save, tie, kurie pagavote didžiausią žuvį ir paleidote. Mūsų idėja tokia, kad reproduktoriai, tai yra žuvis, kurios neršia, kurios dalina gamtai vaikus, likto gyvos mūsų vandens telkiniuose. Dėkui, kad siunčiate, iš tikrųjų gauname begalę pačių vairiausių nuotraukų, net video filmukų ir tai tik įrodo, kad mūsų galvose bręsta tai, kad žvejyba turi teikti malonumą, tai ne mėsa, o tiesiog džiaugsmas ir gerai praleistas laikas gamtoje. Jūsų sugautų ir paleistų laimikių nuotraukos. Didžiausių laimikių konkurse iš tikrųjų įspūdingiausiai atrodo karpininkai. Tai vieninteliai, kurie pagauna didžiausią žuvis ir žinoma, karpininkai net neturi minčių jų valgyti. 13 kg karpių sugauta Šiaulių apskrityje ir laimikio autorius Tomas Svinkūnas. Dar vienas įspūdingas laimikis Manvydo Šmėgelskio amūras svėręs 10 kg ir 600 g. Ruslanas Kotelnikovas sugavo karpį, kurios svoris 18 kg ir 600 g. Visos žuvis, kaip supratote, paleistas atgal. Na, dabar mano pirmą kartą Lietuvoje matytas tokio dydžio karpis, sugautas ir paleistas 21 kg 420 g. Laimikio autorius Remigijus Marcinkus. Išties įspūdingas monstras, kuris dar gyvena ir gyvens mūsų vandens telkiniuose. Dabar jau viskas, laisvė ešeriam! Nei žvyno, nei dava, susitiksim po savaitės, nežinia kur ir gaudysim vėl žuvį ir džiaugsimės tuom, kad esame žvejai, o ledas mus laiko. Susitiksim lygiai po savaitės. Salmo. Žvejok su malonumu.